Kliūčių nepramatom, jeigu pramatytumėm kliūtis, tai čia nestovėtumėm, mes bandytumėm jas pašalinti. Iš aerodromo pusės vadovybės turim labai didelį palankumą, turim visą, reiškia, leidimą vartoti aerodromą, kaip mums patinka. Pavyzdžiui, šitas Concourse B yra iš vis mums visas paskirtas. Policijos tai nieko ypatingo, reiškia, normaliai kaip yra, reiškia, aerodromo policija, tai tik tiek ir bus. Bet yra, reiškia, miesto valdžia pranešta, kad toks dalykas vyksta, tai čia dabar yra jų jau darbas pasiruošti tam reikalui. Dėl žmonių spūsties, tai aš tikėčiaus, kad čia turėtų būti spūstis. Jeigu mes šiandien nepadarysim spūsties, tai kadagi padarysim spūstį. Spėčiau, kad gal bus kokie 3000 žmonių, gal daugiau. 3000. Oi. Ponas Džiugai, mums būnant čia dabar Midway'e nebus progos būti O'Hare aerodrome ir užrekorduoti tenai įvykius. Bet gal galėtumėt apibūdinti, ką mes ten, jeigu būtumėm buvę O'Hare, ką mes ten būtumėm matę? Pagal mano paskutinės žinias, tai atskrenda iš New Yorką jų visa šeima, kartu ir daktaras Valiūnas, Vliuko pirmininkas. Galbūt ir daugiau žmonių, kur paskutiniu metu gal prisijungs prie jų. Ir jaunieji kudirkučiai? Ir tikimėsi, kad ir jie atvyks, bet tikrai... Ar vieną, reiškia, tikrai nežinom, reiškia. Šiandien galbūt paskutiniu momentu gal jie praneš prieš įskrendant į Čikagą, reiškia. Nu, kas daugiau ten sutiks, galbūt sunku man pasakyti, bet, reiškia, iš lietuvių turbūt irgi kai kas, reiškia, dalyvaus ten tam laikotarpį, kada persės į helikopterį. Taip. Reiškia. O dabar įdomu, kam buvo apspręsta sutikimą daryti Midway? Žinoma, esame arčiau Market Parko ir taip toliau, o gal ir pati Čikagos, reiškia, valdžia taip patarė? Ten aš šiuose posėdžiuose nedalyvavau, tik kiek žinau, reiškia, kad jie sutarė, visi, reiškia, visas komitetas sutarė, reiškia, čia nes arčiau, kad lietuviai galėtų kuo skaitlingiau dalyvauti šitam, reiškia, sutikime. Tai buvo pirmoji priežastis, reiškia, čia daryti, o ne O'Hare, nes toli, dauguma žmonių, reiškia, nenori važiuoti per toli, ypatingai senesnių amžiaus, jie neturi, reiškia, mašinų ir taip toliau. O čia gali ir su draugais, ir su basais ir taip toliau. Labai ačiū. Prašau. Aš manau, kad galėčiau dar patikslinti pono Džiugo, reiškia, apsisprendimą daryti Midway. Dėl to, kad, reiškia, O'Hare yra labai didelis spūstis visuomet. Ir atskridus, daleiskim, United Airlines, jis atskrenda United Airlines šiandien, spaudos konferencija yra labai mažytė salė, į tenai nieko, reiškia, didelis skaičius lietuvių netilptų. Taip. Reiškia, nėra kur patalpinti publikos. Taip, ačiū. Dabar publikai sutalpinti tik tai amfiteatrą arba kas nors tokio, tai mes apsisprendėm Midway. Taip, labai ačiū.